Labas rytas visiems, senai nesimatėm. Matote, esate jau su aprangom, kaip sakant, pasiruošę. Turbūt visi suprantat, kad esam Alytuje, varžybos, pirmas Sempro, naujas sezonas, pirmukas, tas pats, biškį patobulintas, gražesnis galbūt. Ir šiandien, kaip sakiau, turim pirmą Sempro etapėlį, Alytaus mažoj trasoj. Šiais metais turim tik 4 etapus, tai yra mažai, bet, ką turim, tą turim. Tai va, daugiau nelabai dar turiu ką papasakot. Eisim į briefingą dabar einam, paskui eisim pasiruošti pilnai mašiną, viską susižiūrėt. Praeisim techninę komisiją ir treniruotės, kvalifikacija, top trim 2 važiavimai. Ir paskui žiūrėsim, kaip baigsis. Bet kaip visai, kad tikslas yra podiumas, nesvarbu 3, 2 ar 1. Tikrai pasitengsim tą padaryti, parodyti, ką mokam. Šitoj trasoje esu buvęs, man atrodo, 1 metais, su Kem 6. Tai tada buvo per mažai arklių, ta prasme, buvau su semislikais neišveldavo. Dabar būsiu su galingesnė mašina, su semislikais. Tai turėčiau šitą trasą iš tikrųjų praskrist, aš manau, nes pas mane skibimo daug, tai visai turėtų būti smagu. Aštunkė, bet oras geras, žmonių daug, viskas bus liuks, tai vat. Žiūrėkit, kas bus toliau. Nuotrauka, taip pat nuotrauka yra online, tai yra visa informacija, užėjant worldofdrift.eu. Po finišo važiuojam tiesiai, ar vėl atgal į startą? Atgal į startą. Nebus, kad jeigu arti bus, kad nebūtų baimės. Jeigu praėjo briefingas, nieko naujo nepapasako. Realiai dabar pažiūrėsim, dar padarysim tokį truck walką. Nežinau, ką čia žiūrėt. 6 kliperiai. Realiai įdomiausia yra pasistatymas. Čia yra svarbiausia vieta. Kai pasitysi į trasą, taip ir važiuosi visą trasą. Pataikysi pirmą kliperį, paskui čia palei blokus. Čia persimetimas į tenais. Ten klipo sakė nebus, kaip vakar buvo. Čia viskas šiaip paprasta. Sakau, svarbiausia pasistatymas. Išlėkti jau skersam, 3 kaikę. Ir pareiti kuo plačiau į šitą kliperį ir tada susirinkti tą visą juostą. Nes čia realiai, sakau, pirma dalis yra svarbiausia. Einam greit, dar pažiūrėsim trasą ir varam ruoštis. Visi? Iki dugno? Mušam, tai ką čia, jeigu jau daliniesi, tai varom, davai. Relevitizantų pil? Kaip gražiai bėga. Kaip dantelį neleidžia? Ne. Aš mane matau, jau nebežiūriu gal. Vienas iš 2. Man tai karočią tepalo propkę leidžia. Ai ne, man tai ne. Ir naują dėjau ir ne. Čia tai Milio propkė. Čia ir dangtelė jo. Tik keista, kad dar neužlinko variklis. Dar ne vakaras. Pasilgau šito jausmo. Memo, varžybos toks smagus jauduliukas. Laukiau, kada galėsiu pagazuoti prieš kitus. Nes Maturis tai ten trefkė. O čia jau gali pasiramstyti ir parodyti, kas yra geresnis vairuotojas. Tai jau tokie širpuliukai eina per kūną, labai laukiu ir labai smagu bus.
trick the masses for sure. Let's all applaud the machines for your massive allure. You ain't never traded bars with a master of war. I leave your brains on the ceiling and your back on the floor. I fight you all, put my back to the wall, laugh if I fall. If you show and tell, nigga, I go to hell with half of your score. Dear hip-hop, you a bitch that ain't romantic at all. Let's try this again. A real nigga is back at your door. Now open up. What? You ain't got no manners at all? Well, you ain't got no man to buy you nice panties and bras. We moving furniture. All they did was damage your walls. Well, listen, my shot is Curry and my handle's Jamal. My face up mellow and Ant-Man. I channel them all. If you lying to earn your stripes, you get handled your scars. I am the best rapper that's broke on this planet thus far. Michael Jermaine, Valentino, Na ką, pravažiavom treniruotės. Šiaip sekėsi visai gerai. Buvo krešas kučo, ko nelinkėjau, sakiau, davai nespausk ir nesitrenk, bet atsitrenkė. Čia turiu įtarimą, kad karočią, kai pasakė, kad paskutinis ir nulėmė, tai kad paskutinis. Kaip tu šešoji? Karočią gazo net leidęs nuo ten parkaitinau, čia jau plačiai išėjau. Visą karočią šitą irgi jau plačiai ėjau ir jau atsiremiau vos neratu į bloką. Ir čiut kraštiu, ana pusė kraštelį, ratas užkabino ir atsuko. Jo. Bet tai gal atleidai, jeigu būtum laikęs gazą, vis tiek turi įkaisti ten? Ten visiškai nėra gripo. Ta Taip, ten nėra gripo. Guma keliai viršų ir vapšė nėra gripo. Tenais buvau irgi. Ir paskui dar prastovėjom apie 15 minučių startė. Atšalo tiek priekinės, tiek galinės padangos. Tai toks ranas buvo balamutinis, nes taip nuslysta priekis, tai galas nekimba, bet kitų ranų vėl pasidarėm. Bet principė padariau gal apie 10 važiavimų. Visi pakankamai normaliai. Išklausėm teisėjų, ką jie nori, kokią liniją, kokius kampas, kur rankinį galima, kur stabdį galima ir taip toliau. Tai viskas šiaip neblogai. Tai dabar turėtų neužilgo pradėti jau mum kvalifikaciją. Esu 23 numeris, tai maždaug per viduriuką. Bet jau kaip matėm, porą išsibalaudojo, tai turbūt sumažės kiekis šiam varžybų dalyvių. Ir principė, lėksim kvalifikaciją ir bandysim nugalėti. Sakiau, reikia top 5 kvalifikacijų ir man bus gerai. Nenoriu, kad pirmas būtų ar antras, man nėra būtina. Top 5 man tikrai užteks. Tai ką, ruošiamės ir gazuojam į kvalifikaciją. Galvau gaus 70. Jo, bet paskutinį klipą tai beleka. Kvalifikaciją, suvažiavom 2 važiavimus. Pirmą dariau saugų, surinkau 85 taškus. Buvau antras, šiaip juokinga. Saugų dariau ir likau antras. Antru, sakau, biškį paspausiu ten, kur padariau klaidų. Paspaudžiau, surinkau 90, likau pirmoje vietoje, vienintelis žmogus, kuris surinkau 90 taškų. Visai smagu, realiai be treniruočių, be nieko, tiesiai į varžybas ir P1 kvalifikaciją. Tai fainai, ką žinau, tikėjausi gal to, nes trasa nėra sunki tikrai. Mūsų automobiliam jinai yra pakankamai lengva, nes galios yra, spaudi, traukia, visur gali išvažiuoti, iščiuošti.
Faktas, kad su rankiniu biškį reikia pažaisti su kojom, pažaisti ir panašiai, bet principė, kaip ir sakiau, tikėjausi top 5, pavyko top 1, man tinka. Tai va, o dabar važiuosim prieš Gediminą Žygutį, toks pats pirmukas, toks pats variklis, matysim, kaip seksis. Važiuoju aš pirmas, važiuoju prieš 32, tai nemanau, kad bus labai sunku, nu bet žinot, visko būna, visko pasitaiko. Tikėkimės bus gerai ir eisim į top 16. Komandos atstovas važiavo priekyje ir čia dar kartelį pažiūrėkite jūsų dėmesį pakartojimus. Taigi, ponas ir ponai, 23 numeris Tomas Vitavičius, tolimesnių pastangų panašu laimė. Tai telika, žiūri vienas speedometrą. Ne, bet Žiūri, dabar atsisek. atsisek tai va šitą. Jis tik dabar tą suk. Pilnai suk. O tiesiog tą iš karto. Jo, bet paskui sunku užsisekti. Nieko, bandosi mašiną. Sakė, gal bandysiu tai manęs lėkti. Sako, aš biškilėjai, sako, galėčiau daugiau varyti, žinai. Hold my beer. Tikrai palaikyk manalą. Ne, tai ką, šį leisiu dar jam davažiuos. Šiandien leisi? Šiandien leisiu. Yes. O dabar išlipti, tai... Kairę koją. Kairę koją. O, galiu šilakyti? Jo. Spėjau jo. Kairę koją. Iškėlė, jo. Dabar lip, taip pat kaip įlipai, matai. Gauru. Nes čia, žinai, čia yra įpročio reikalas, nes aš kai lipu, tai... Jo. Tai kryta. Įpročio tiesiog, žinai, Kilogramų pas mane per daug truputį. Apimtis ne tas. Tiek daug emocijų. Aš nežinau, įprastas žiūrovas tikrai nėra pajautęs to viduj pasėdėti ir paspaus gazą. Bet pravažiuoti yra, o ten yra malonumas. Kai tu pralėki, žinai, ir pajauti, kaip jinai kimba, kaip jinai kyla priekį, žinai, mat tas yra smagu. Nes atsisėstum, tai, žinai, atsisėdai, nu, mašina kaip mašina, bet kai pralėk, tai... Čia dabar kaip būna tie video, kur važiuoja motociklistas ir vaikai rodo zing padaryk. Ir prieina, sako, tu atėjai, paspaus ir patrauk ir pilna tų emocijų. Tai lygiai taip pat jaučiaus dabar. Visą mašiną važiuoju, pavyzdžiui, gatvį irgi visi rodo. Paspaudžinai. Paragasai. Liuk, žinai. Aprų? 100%. Aš net nežinau, kaip gali sėdėti už tokioj mašinai ir nesišypsoti. Atrodo, kiekvieną kartą sėdi ir šypsoni, kai jau Suzuki. Pavyzdžiui, dar galą, nežinau. Esi matęs? Ne, nesu matęs. Nu, kaip tu manai, kas yra bagažiniai? Šiui nieko. Atspėjai? Nieko. Nes aš matau, čia yra kai kurie bampiai visuometė, nieko, tai nėra absoliučiai. Tai va čia yra vadinamas crash baras, nu tau leidžia bumperį suleisti iki jo. Ir jisai, jeigu trenkiesi, jisai deformuojasi, bet tau nesugadina nieko iš mašinų detalių. Geras. Tai nes va čia visur matai yra tarpas, tai realiai aš galiu leisti mašiną iki va čia, kad būtų blokas šitą vietą, principė. Tiesiog mane apsaugo iš tos pusės, kad jeigu yra metalinis užpakalis, tu atsitrenki ir tave atsuka. O čia atsitrenki ir tu toliau nuvažiuoji. Nes tavęs, jeigu atsuks, suvažai priekį. Supratau, geras. Tai va dėl ko, mačiau mašiną,
vieną kartą ir toliau užslys, lyg nieko tokio. Bet antrą ratą irgi įkalė ir po to nukrito viskas ir nebevažiavo. Va, ten mašina, žiūrėk, visas užpakalis yra staužytas. Bet priekis reikia, lyg niekur nieko. Žinai, nes tai atsitrenki ir nuvažiuoja. Kad jeigu metalinis užpakalis atsitrenki, suka švitoklę. Ir tada galas priekis. Tai kažkas pusės šis sulaužė. Oi, vienas. Dažnai? Jo. Čia dažnas atvejis, jo. Dažnas atvejis. Ai, skaniai bėga. Ai, skaniai. Skaniai bėga. Gul. Čia kaip medas po gero baliaus. Vandenį. Gul. Rytas po baliaus. Jau. Netrukus. Ir tai yra 23 numeris Tomas Butavičius. Susivėlės. Na ką, pravažiavam top 32 ir jau pravažiavam ir top 16. Galiu pasakyti, kad abi dvi kovas laimėjau. Pirmą kovą laimėjau turbūt labai lengvai, nes jisai liko starte, o top 16 važiavau prieš plytą, kem 6. Tai tikrai nebuvo sunku, nors jisai nebuvo labai, kaip sakyti, atitolęs, pakankamai arti, girdėjau kažkur šalia, bet turbūt jisai lydė pasidarė keletą klaidų, ką mačiau, ir tikrai buvo sunku čia eisinti, nes jisai lėtas palyginus. Aš dar prisipačiau slėgio, pasikeitinau amortizatorius, bet vis tiek buvo sunku. Bet smagu, svarbu praėjom top 16, o dabar važiuosim į top 8, paskui top 4 ir finalas. Я užsigandau, blema, atvykiu. Dovydas Rominis Judakevičius ir Tomas Butavičius. Dar kartelį patriukšmaukit dėl šitų dviejų gerai. Ir
23 numeris Tomas Butavičius. Sekančių. Gražiai dirba šiandieną Tomas Butavičius. Akivaizdu, kad tai gali būti jo geriausias karjeros pasiekimas. Iki tol buvo antra. Na ką, laimėjom top 8 kovą, keliaujam top 4 su Pavydžiu Remigijum. Keičiam dabar padangas, nes tos jau visiškai ten muilino. Jau prieš praeitą varžovą, kai važiavau, tai jau labai užsimuilino padangos. Tai dabar keičiam naujom, dėsim ir važiuosim stabiliai. Šiaip ranas buvo, sakyčiau, mano prastas. Lydas neblogas, bet Čeisas buvo prastas dėl to, nes jisai mane biškai uždarė ten ant pasistatymo. Ir aš, nenorėdamas mušti kūgelio, pasitaisiau toje vietoje. Tai toks man labai nepatiko. Nors ir kaip ir galėjau mušti tą kūgelį, leidžia teisėjai, bet tiesiog stengiuosi laiką išvengti, kad mažiau visiems darbo būtų. Bet vis tiek laimėjau, viskas okei, labai džiaugiuosi. Komentatorius, aišku, blogai pasakė, kad aš jokių pasiekimų neturiu. Praeitais metais top 4 Sempro. 3, 2 ir 1 vietos. Tai pasiekimai mano didžiausi buvo turbūt Kačerginė, 2 vieta. Čia jeigu laimėsiu, nu bus gerai, bet tikrai nebus didžiausias pasiekimas, bet tai va. Keičiam padangytės, ačiū visiems už palaikymą, visi paplojo, visi parodė liuksus ir toj gazosim į top 4 prieš Remigijų Pavydį. Remigijaus Pavydžio lydas, kadangi buvo vertas 100 balų, 33 numeris keliauja į finalą. Ir Tomas Butavičius sensacingai pirmąjį kartą klumpa čia. Mes jau nematysime dėl kovos dėl 3 vietos. Absolutely fantastic and continuing promise for Bowman. Jo, ir aš daug to pasisakymo. Jo, tai aš dar daug savo iškai.
Ir paskui ten dar... Ai, jo, jau pel. Ai, va, per ratą. Nes mano ratas, juda vaida. Stebime dar kartelį vieną iš pakartojimų, šį kartą jau antrasis važiavimas. Sprendimas yra, ponios ir ponai, jį išgirsime tik podiumo. Atiduodam dar kartelį triukšmo. Įdomu, kelintas iš gau. Pasitinkite. Tomas Brunovičius. Nu ką, jeigu pasakiau, padariau. Turim podiumą, kur tikėjausi šio etapo, kur norėjau. O tikslas buvo podiumas, nesvarbu pirma, antra ar trečia vieta. Galėsi Paulius atsukti, revainti tą vietą, kur tai pasakau. Kaip visai, kad tikslas yra podiumas, nesvarbu trečias, antras ar pirmas. Tikrai pasitengsim tą padaryti. Laimėjom trečią vietą, kas yra labai gerai. Vieną tik tais kovą realiai pralošiau per visą dieną. Tai realiai esu labai laimingas. Technika atlaikė kuo puikiausiai. Viskas surinkta su devaltu. Kaip matot, mašina važiuoja po šiai dienai. Aš realiai ją pastatysiu garažą ir važiuosiu poros čia savaičių, kai bus Šiauliuos etapas. Tikrai nieko nedarysiu, nes mašina yra ideali. Trečia vieta. Ačiū visiems, kas padėjot, ačiū komandai, ačiū visiems, kurie paplojo. Buvo čia tikrai nemažai žmonių. Tai labai smagu. Dar kartą padėkosiu už trečią vietą. Ir ką, susimatysim jau užilgo, jau Šiauliuose su šiuo bolidu, tą pačią komandą. Nu ir pakeisim gal tą skaičiuką į antrą ar pirmą kokį, jau matysim. Bet sakau, mano tikslas visus surinkti podiumus ir viskas. Ir done. Taip maldauja, nu tai ką čia jau? Raugintų, ne, rūkytų dešretlerių jau nėra, plovo nėra, bet yra šašlykas, traški vištiena, bulvytės, nu viskas, ko reikia, iš tikrųjų dar yra.